gyvena Šveicarijoje socialiai, bet mintys, širdis, siela Lietuvoje. Kūrybinis širdies kalba Lietuvai. Visi jos kūriniai, romanai, esė, interviu, dienoraščiai neatsiejami nuo tautos gyvenimo, nuo žmogaus likimo. Netgi jos poetinės formos, eilėraščiai, poezija, taip pat yra suvokiama tarsi savo gyvenimo apmąstymas tautoje, giminėje, šeimoje, už tėvynės ribų. Prasminga, kad šiandien, Advento dieną, Advento vakarą, mes atsiversime knygą, kuri vadinasi Advento valandos. Adventas yra laukiamas šviesos, apmąstymų metas, bet taip pat ieškojimas šviesos ir savyje, savo sieloje, savo mintyse, savo praeityje ir laukiamas šviesos ateityje. Taigi, Janina Survilaitė. Advento gruodas tyliai guodžia mūsų širdis. O mes norėjom būti šventi, ištirpę Vilniaus gotikoj, baroko stebukle, palaiminti žvėrių dangaus ženklų. Stumiami tarsi šachmatai vis pirmyn į priekį, į gyvenimą, į mirtį. Advento gruode tu dar išlikęs šimtametį protėvių tikėjimą. Esu ir ilgesiu, ir meilę aš jausu, tačiau nesuradau sekundės tau padovanoti. Viršūnėse alsuoja mums erdvė beribė, banguoja slėniai smaragdu, tik nesupratom, kur keliaut kartu. Adventas jau sušalęs, o jau šešėlis trumputis, pilkas. Advento rūkas dengia mūsų likimus ir viltį grįžti į gimtus namus. Vis abejoju, ar kas nors supras, ar kas įmins nebylią mintį. Dešimtmečius tauta tylėjo slegiama, bijodama net savo prisipažinti. Vieniems ateidama, kitiems nueidama, vis seikėjo ta baimė, kiekvienam po šaltą mirtį. Bet štai sugrįžtame vėl Vaivos tiltu į tave, Žilųjų bočių žemę. Tenai, kur skraido žalias pievų šilkas, o saulaužė anksti kelias. Tenai palikę ąžuolai, beržai ir klevas. O kaip gražu, kad mes ją turim. Seną tautą, bočių žemę. Ir veda Vaivos takas tiesiai prie žaliųjų uosių.
bet ką darysim, jos netekę. Apie ją nuolat galvosim. Tapau mirštančio laiko apgaulę, pasislėpusią po dažu lyg mygį. Ak, tas noras gydyti visą pasaulį, tikslai, jis neleidžia užmigti. Maišau ugnį dažų, senstantį aistį, liepsnoja erdvė svetima, ugnies ištirpdyta, valandos skubina klysti ir keltis, rytas vejasi vakarą, vakaras rytą, laikas įgavo liepsningą galią, karščiu nutvilkė mane. Senos lietuviškos raudos primins nukryžiuotą dalią, įstrigusią Alpių voro tinkle. Nutapius žemę lyg juodą karolį, iš juodo rožančiaus juodų neteisybių, jau temsta ir Alpės kloja savo guolį. Nubėgamos viltys į aukštį ir tolį, sugrįžta į sielą spalvotais sapnais. Užmigsiu lyg kūdikis, tik jau nežadink. Išliksiu istorijoje žalčio dukra, įleidus šaknis lietuviško medžio. Tvirtai laikysiu laisvės kamieną, liudysiu pradžių pradžią. Skiriu seneliui, knygnešiui Martynui Survilai ir tėvui, okupantų nužudytam, mokytojui Jonui Survilai. Asmens liudijimai. Iš prosenių skrynios iškėlėm 4 kartus asmens liudijimus pilkus. Praeitis ištikimybė įrašyta. Žinom, kas sudegė, kas spindi, kas neatlikta, kas padaryta, kas numirė, kas užaugo per sprindį, kam iškilo paminklai, kas liko be vardo, nes priešas ištrynė sumindį. Užaugo kelios mano ir tavo kartos, vienoj tautoj, vienoj tėvynėj. Uždek, senelė, žiburį, kad žodis nepaklystų, tamsioj nakty paslėpęs silpną kūną, iščaižytą žandarų stražininkų rykštėm, išniekinta ir uždrausta beprotiško bukumo, kad vėl šviesus ir spindintis į Varnaičius sugrįžtų. Sugrįžtų, nes negali tamsoje paklysti, kai pirkiuose jo laukia šitiek lūpų ir akių, ištroškusių pajausti jo aiškiaregystę, atėjusią iš Mažvydo laikų. Kai šitiek rankų trokšta jį priglausti, kelionė įsidėt kaip šventąją komuniją, prie lopšio padainuot naujagimiui,
įausti paskutinę maldą, kas šiandien numirė, prikels anūkai nukryžiuotą žodį. Gyvybės žigurį per priespaudos laikus. Jis priešai kirto, silpną guodė ir gal daugiau įkalintas nebus. Prisiminimų nevalia valdyti ir integruoti. Jų neįstengia nugalėti protas, patirtis. Jie votų sidabru, altorių auksu išliūliuoti. Sugrįš ir į namus pareis. Sakmė apie Raudonąją Rykštę. Buvo pavasaris, šviesus, pražydęs baltomis pakelių obelimis. Vežime sėdėjo dviese. Jaunas mokytojas, susisupęs į naminio milo paltą, šalimais berniukas ant avikailio patiesto ant akmeninio kryžiaus. Berniuko akys smigo į kryžiuje iškaltą žodį knygnešys. Pakeliui vėjas ant to žodžio atpūtė baltą obels žiedą. Tai simbolizuoja nemirtingumą, tarė mokytojas. Berniuko akys smigo vis į tą žodį knygnešys. O kas yra knygnešys? Paklausė anūkas. Nu, kaip elementorius. Nebūtų knygnešio, nebūtų lietuviškos knygos. Abu keliauninkai važiavo klampiu Raseinių Eržvilko kastiniu į Pašaltuonio kapines, kur buvo palaidotas vieno jų senelis, o kito tėvas. Prabėgo keli laimingi nepriklausomybės metai. Šventos Idilės paveikslas subyrėjo į šipulius. Raudonoji Rykštė nužudė knygnešio sūnų, mokytoją, nuplakė ir tremtin išsiuntė knygnešio anūką. Pusę amžiaus draudė minėti knygnešio vardą. Raudonos Rykštės nuplakta gimė knygnešio anūkė. Alpių kalnuose bandė prikelti knygnešio vardą. Deja, ir čia tykojo Raudonoji Rykštė. Tačiau tautos atgimimas nesunaikinamas. Jis tvirtas, kaip paminklas ant knygnešio kapo senose Pašaltuonio kapinėse. Tik be tavęs taip sutrumpėjo dienos, ir vakarai šilti sumenko, susitraukė. Kai vakaras atsirita rasotom dublienom, tavęs po kryžium vis dar tebelaukia. Kas
atpirks tą gėlą, tą likimo skriaudą. Kaip išgyvensime Golgotos kelią? Kas pasakys, kur, Tėve, tavo kapas? Taip širdį skauda, sielą gelia, užvertus paskutinį KGB archyvų lapą. Man tėvo atmintis lyg sodininko kalendorius. Žinau, kada pasėt rūtas ir kada tulpes pasodinti. Papuoščiau kapą, sukalbėčiau maldą. Sekmadienį širdis vis linksta prie altoriaus, prašydama į atminčių albumą tėvo vardą įrašyti. Kiek reikia žemėje nugyventi, kad našlaitystės metų nesapnuotų? Gal 60? O gal ir visą 100. 100 tai jau tikrai nebus. Bet liks vis ta pati tiesa. Aitrus birželio žemės kvapas liks. Siaubuos tavo pasodintos akacijos, paslėpusios mane nuo Sibiro kančios. Neperžengsiu baltų akacijų ribos, jos vis gimtų namų kvapu ir ilgesiu linguos. Birželio žieduose baltos tavo akacijos. Tai va. Eiliuoti mokė vakarinis vėjas, svyruoklis beržas, šimkus ir širvys, pabudus ankstų rytą Salomėja, o šiltą vakarą dar kokie 3. Kukutis Martinaičio, na šitas tai jau išvis. Jam žodžių nerandu net mėnesienui. Kukutis mano kaimo švyturys. Kai deguonies svetur pristinga, išgydo tik tėvynės maldos. Jūsų Janina Survilaitė. Mūsų mylimai aktoriai Gražinai Urbanaitei ir šitaip prasmingai niekada dar neskaičiau Janinos Survilaitės. Ir tiek daug jos niekada negirdėjau. Tikrai labai nuoširdžiai dėkojame Gražinai. Aišku, jinai dar turės progos paskaityti, o šiaip noriu pasisveikinti. Labas vakaras, noriu pasidžiaugti, kad pasirinkote mūsų renginį, kai tiek daug aplink įvairiausio žanro, įdomiausių renginių. Pati nustembu, kad ir ten norėčiau per dieną aplankyti. Na, o šiandien noriu pristatyti žmonės, kurie visi asmeniškai pažino Janiną Survilaitę ir maloniai sutiko pabūti čia su mumis visais. Tai pirmiausia, Janina Liškutė. Tai yra turbūt
literatūrologė, redaktorė, dar Sigitas Geda pasakė, išduosiu paslaptį, Janina Riškutė geriausiai Lietuvoje redaguoja poeziją. Nedrįsčiau ginčytis. Taip, bet Janina yra redagavusi ne vieną Janinos Survilaitės knygą, turbūt pasakysiu mažą paslaptį, kad ir dabar dar redaguoja naujausią, tikėkime, būsimą greitą knygą. Toliau mūsų svečiai yra irgi labai žinomi, visada laukiami kiekvienoje auditorijoje, mūsų kino grantai ir meistrai. Labai ačiū gerbiamam Algimantui Puipai. Jisai parašė scenarijų Janinos Survilaitės romanų motyvais ir manau, kad daugelis matėte filmą Edeno sodas, apie jį taip pat kalbėsime, žiūrėsime ištrauką. Taip pat antrajai režisieriai šito filmo ir to filmo aktoriai Janinai Lapinskaitai. Ir labai džiugu pristatyti žmogų, tai yra šiek tiek staigmena, tai yra Knygnešio draugijos pirmininkė Irena Kubilienė, kurią labai džiugu šiandien matyti, o jinai abejojo, ar galės būti. Irena. Ir daug knygnešių čia sėdi. Taip jūs pastebėjot, kad čia beveik Janinų vakaras. Ir aš Nijolė Petrošienė, grojau šitą mitą Janinų. Taip, man teko garbė, teisėliau leidyklai Atrena, bendrauti su Janina Survilaitė nuo 12 metų. Mes išleidome kelias jos knygas, tai pirmiausia Smėlio krikštai, tokia, sakyčiau, suvenyrinė, simpatiška knyga. Toliau tas bendrystė tęsėsi ir mes išleidome Janinos Survilaitės Emigrantė ir Alpių piemuo, tai yra 2015 metai. Beje, šiuo metu ta knyga tarsi įgauna naują kvėpavimą, labai aktualios temos, priklausomybės, narkotikai. Janina tarsi turėjo tokį, žinote, 9 pojūtį, kas gali atsitikti po kažkiek metų ir kokios knygos bus ypač reikalingos, ieškomos. Toliau 16 metai ir mes išleidžiame Blunkančių likimų liudytojai, tai yra Janinos Survilaitės istorinis romanas. Ir prisipažįstu savo didžią nuodėmę, neužrašėme, kad istorinis. O žinote kodėl? Todėl, kad Janina čia rašo, čia yra ir Smetonos laikai, ir visas sovietmetis, okupacijos, KGB veikla, persekiojimai, pedagogo likimas tuo periodu ir dabartiniai laikai. Tai, žinot, kas gaunasi? Mesgi visi esame kritikai šitos knygos, ar ne? Nes tai yra ir mūsų laikas, ir mūsų tėvų, ir mūsų senelių laikas, ir žinoma jau dabar ir vaikų laikas. Tai, žinot, istorinį romaną rašyti beprotiškai sunku. Bet svarbu, kad yra tokia knyga. Ir štai Advento valandos mes išleidom šiemet, visiškai neseniai. Ir irgi keletą žodžių noriu pasakyti. Tai Adventas yra tas laikas, kurį mes visada su nerimu laukiame. To didžiojo ateimo ir perkraunam savo mintis, susidėliojam, susirenkam save ir kiekvienas savaip tą laiką pergyvena, išmąsto, išieško. Ir džiugu, kad kaip tik šį adventinį vakarą mes pristatome tokią knygą su tokiu pavadinimu Advento valandos.
Taigi, Janina yra toks labai sinkretiškas žmogus, kur nuo ištakų seniausių, nuo kelių kartų istorijos, šaknų pačių, per visą jos gyvenimą yra labai svarbi lietuvybės tema ir jinai viską daro ir aktyviai iki šiol prašo. Ir ji yra tikrai mums visiems labai sektinas pavyzdys. Jūs tikrai pasakėte pačią esmę, labai gražiai pristatėte mūsų mylimą rašytoją Janiną Survilaitę. Ir žinot, galbūt galima būtų pasakyti taip atsargiai, kad Janina Survilaitė yra sėkmės paženklinta. Nes pagalvokim, kiek Lietuvoje yra puikių rašytojų, poetų, bet kiek jų susilaukia kino žmonių įvertinimo. Kiek sukurta filmų pagal jų kūrybą. Ir manau, kad Janinos Survilaitės kūryba yra iš tiesų to verta. Ir malonu, kad šiandien atėjo žmonės, kurie sukūrė jos kūrinių motyvais filmą. Ir dabar jau kalbėsime apie tuos dalykus, sakykime, kurie yra mums visiems smalsus, apie kuriuos mes galbūt mažiausiai žinome, bet vis dėlto tai kiekvienam labai rūpi. Noriu paklausti gerbiamo režisieriaus Algimanto Puipos, kaip jūsų gyvenime atsirado Janina Survilaitė ir kaip, ar pirmiausiai jūs turėjote tokią idėją, dabar kalbu apie Edeno sodas ir dauguma turbūt matėte šitą filmą, ar pirmiausia buvo idėja sukurti kažką apie vyresnės kartos žmonės, senjorus, ar pirmiausia jūs suradote Janinos Survilaitės knygas, kurios galbūt subrandino tą idėją. Ne. Tu man pasakei. Tau rašo kažkas. Taip, gal taip jau yra, kad kartais mes ir gyvenime, aišku, tiek metų kartu, ir kūryboje galima pasakyti man, aš pasakysiu Algimantui pasakys, jisai pasidalins su manim, viens kitam padėdami. Tai pirmiausia, gavau Survilaitės laišką, kuri labai gražiai tiesiog užsiminė apie savo kūrybą ir tikrai neprikišamai pasiūlė perskaityti. O gal kažkas bus įdomus, kas gali virsti kitų žanrų. Na ir kada su Algimantu pasidalino, perskaitėm pirmiausia Edenos Vartai numeris 3 perskaitėm, paskui perskaitėm knygą Vila Delveisas ir toliau po to, kokia knyga ten buvo dar trečia. Pašnekesys. Tai tas ir yra, galbūt režisierius ir pasakys, atrodo, tiek knygų perskaitai, o padarai sukuri tik tai vieną filmą. Tai būtent tada galbūt tas mūsų moteriškas bendravimas gražus su Janina, galbūt jinai nedrįso kreiptis iš karto į Algimantą, nes jis atrodo kartais rūstus, iš tikrųjų, šilkinis kaip angelas. Bet jis iš tikrųjų susidomėjo ir per mane, sakykime, per tą tokį moterišką laidininką į režisieriaus rankas pateko jos kūryba ir būna kartais perskaito ir, sakykime, padeda, o čia buvo iš tikrųjų, nežinau, laimė ar sėkmė, bet tai sudomino ir Algimantą ir manau, kad tai buvo labai verti kūriniai, verta rašytoja.
tokio bendravimo ir mes paskui mūsų tas bendravimas iš tikrųjų buvo toks šiltas ir geras, kad aš šiandieną vat, klausausi poezijos ir galvoju labai dažnai klausimą, vat, kaip knyga virsta filmu, kaip personažas virsta vaidmeniu, o aš visą laiką klausiausi aktorės tų išsakomų, perduodamų Janinos minčių ir žodžių ir aš galvoju, bet niekaip nesuprantu, o kaip šitos tokios gilios, skaudžios, savotiškai tyros mintis, bet jos turi turėti žodžio raišką, o žodis dažnai visada yra daug, toks grubesnis. Tai kiekvienas turi savo paslaptį, o tas virsmas iš knygos į kino kūrinį, tai jau gal nuo tavęs priklauso, taip? Man taip kažkaip susiklostė likimas, kad aš dažniausiai savo reiškia, kino filmus, knygas, dažniausiai lietuvių autorių paverčiu reiškia, kino filmais. Skirtingai nuo dabartinės kartos, jaunosios kino kūrėjų kartos, kurie kategoriškai atsisako bet kokio literatūrinio ekranizavimo, reiškia, jie skaito, kad yra antrarūšis, reiškia, kaip sakant, žanras pervesti knygą, kokio nors rašytojo knygą į kino filmą, jie patys būrėsi į savo tokias, reiškia, bendruomenės, jie rašo patys scenarius, reiškia, pasitelkia draugus, kartais su tikrai gerais literatūriniais pagrindais. Ir kodėl jiems sekasi, reiškia, jie dabar, reiškia, skaitomas bent kritikų, kad yra mažasis aukso amžius lietuvių kino, nes, reiškia, jaunoji karta labai daug keliauja po festivalius, gauna apdovanojimus, o aš pasilieku su savo to tokiu pirminių, reiškia, variantų, reiškia, literatūrinių kūrinių ekranizacija. Šitas dalykas prasidėjo, aišku, tai yra didelė įtaka ir mane globojusio pirmos žingsnius žengiant Vytauto Žalakevičiaus, kuris man, reiškia, mane susirado, kai aš jam parodžiau, reiškia, diplominį darbą pagal jo novelę kino scenarius, kurio Maskva nepraleido, tada statyti po filmų nieks nenorėjo mirti, jisai 7 metus neturėjo darbo. Ir jisai, reiškia, man pasiūlė tada parašyti scenarijų pagal Cvirkos novelę Kiškis, man atrodo, ir tai tapo Velnio sėkla. Ir kažkaip aš pasijutau labai saugus, reiškia, tuo metu. Sakykime, prieškarinė literatūra, vienuoliai, reiškia, ten dar ką. Ir tu esi beveik nepasiekiamas cenzūros, reiškia. Jeigu jau tu rašai ir siunti į Maskvą scenarijų pagal šiuolaikinę kažkokią tematiką, visada yra daug vilties, kad tave atmes. Ir tokiu būdu aš keliavau, reiškia, labai ilgus metus, visą sovietinį periodą, reiškia, filmuodamas filmus pagal klasiką. Mane Maskvoje net vadino, lietuviškai išvertus, iki revoliucinio, iki revoliucinio laikotarpio dailius, reiškia, perės revoliucionai dėrėjimai. Sako, kada tu pradėsi, reiškia, pasakoti apie šias dienas. Ir ten visas ciklas buvo filmai, man taip kažkaip paskiau ta literatūra tapo labai tokia, kaip sakant, įdomi medžioklė, taip reiškia, išeina, ateini Biblijai į knygyną ir dabar jau nebevaikštau knygyną, nes jau žinau, kad jeigu kažką pavartysiu, matyt, pasiimsiu ir galbūt ekranizuosiu. Tai va, reiškia, per tą laikotarpį aš, kaip sakant, įgavau tokį pagreitį, kol jaunas režisierius ieško savo temos, aš jau esu porą žingsnių į priekį, nes
aš, reiškia, atradęs knygą, aš jau turiu siužetą, aš turiu dialogus, aš turiu visą eilę komponentų, kurie gali tapti kino scenarijų. Jamgi reikia ieškoti, kaip sakant, bendraautorius, jam reikia, reiškia, kurti siužetą, dialogus. Ta prasme, už tai Lietuvoje nėra tokio režisierius, kuris būtų padaręs 26 filmus. Galiu pasigirti. Ir dar darau. Sausio 10 bus premjera, reiškia, mano paskutinio filmo Naktinis seansas pagal Jaroslavą Melniko siurrealistinius apsakymus. Įdomus labai autorius, gyvenantis Lietuvoje, imigrantas, kurintis labai tokia labai fantasmagorišką novelistiką ir mane sudomina jisai, reiškia, ir aš dabar, kaip sakant, paskutinis darbas, kurį aš tai jau pagal jo novelės. O grįžtant, kad nelabai įsiplėsti, Janina sako, prašo iš Šveicarijos tau. Reiškia, paskaitom, kad autorių nežinojom iki tol Janinos Survilaitės. Pradėjom skaityti jos, reiškia, tą Vila de Greisas ir paskui, reiškia, apie ją pokalbiai, vienu žodžiu, visai nesumošta dalykų. Ir dabar aš sakau, ką bendro galiu aš turėti su Šveicarijos milijonierių, reiškia, tais namais, kuriuose, reiškia, paskutinės dienas leidžia turtingiausi Šveicarijos, reiškia, senukai. Kaip aš galiu, kokių pinigų reikia, kad aš Šveicariją nuvažiavęs galėčiau tą filmą, kaip sakant, sukurti pagal jos istorijas. Praėjo kažkiek laiko, jinai tiesiog pakvietė mus atvažiuoti. Atvažiavom pas ją į Šveicariją, parodė Ciurichą, parodė gražiausias vietas apylinkių ir visą laiką kalbėjomės. Aš nieko negalėjau prižadėti, nes aš nežinau, ką daryti, kaip man pasielgti, o duoti vilties, kad, reiškia, čia aš labai susidomėjęs, buvo kažkaip nekorektiška. Ir tada nuvedė į milijonierių tą, reiškia, pensionatą, labai įdėmiai viską žiūrėjau, kaip sakant, kaip jie gyvena, kokios šitas jų, kaip sakant, tarp gyvenimo kasdienybė. Ir grįžom į Vilnių ir aš supratau, kad aš darysiu šitą filmą. Bet darysiu ne taip, kaip, reiškia, yra parašyta pas Janiną Survilaitę. Aš tiesiog perkelsiu visas situacijas į ateities Lietuvą. Ir aš savo įsirinkau, tada buvo 15 metai. Aš 15 išėjo filmas, aš pasirinkau 2025 metus, tai vat, reiškia, jį artėja. Ir mano tai vizijai buvo, reiškia, labai turtinga Lietuva, labai ori senatvė, milijonierių namai, reiškia, eutanazija įteisinta, pilna emigrantų, arabų, Afrikos jaunųjų ponų. Ko tik nori, reiškia, Lietuva pilna, reiškia, tokio Babilonas. Ir iš tų visų dalykų, tik tai vienintelis mano vizijai, kaip sakant, įsiteisėjo tai emigrantai, kurie atkeliavo, reiškia. Mano šitoj filmo pradžioj, kaip tik pilna, reiškia, tų, kaip sakant, žmonių, kurie tiesiog į tokį svajonių šalį atvyko gyventi ir aptarnauja tuos lietuvius milijonierius. Gerovės vietų. Jo, naujausiai tos gerovės vietų. Vilnius toks ir buvo prieš 10 metų, tai mes tik grįžtam atgal istoriškai. Prieš kiek sakot? Prieš porą šimtų metų turbūt. Svarbu pasakyti, negyvenau tais laikais, gyvenu dabartiniais laikais, bet 25 metai mano fantazija toliau nuėjo, reiškia, negu
negu artėja nauji metai. Tai va, reiškia, vienas dalykas mane iš karto sudomino, tada aš supratau, kad aš šitą filmą galiu padaryti. Ir kitas dalykas, aš supratau, kad aš galiu pastatyti mažytį paminklą visai kartai aktorių, kurie arba jau beveik nesifilmuoja, arba yra tokioj padėty, kai jie visų užmiršti, gyvena kažkokį labai uždarą gyvenimą. Ir aš pradėjau, reiškia, kaip sakant, sudaryti sąrašą ten tokia spalvinga, reiškia, atsirado sąrašas tų reiškia, aktorių. Kad aš supratau, kad tai bus didžiulis malonumas su jais, reiškia, susitikti filmavimo aikštelėje. Turėjau tik vieną problemą, kaip daliai aktorių, kurie pagrindė dirbdavo teatruose. Ir ta senoji karta labai buvo išmokyta, reiškia, paskutiniai eiliai pasakoti, reiškia, savo monologus, kaip jų ta, reiškia, teatrinė vaidyba dėrės prie mano, reiškia, šito, sakykime, kinematografinio supratimo, ką turi veikti aktorius, reiškia, sakydamas tekstą. Bet labai greitai, kaip sakant, po kelių pokalbių labai daug, ypač Valandytė pergyveno, kadangi jinai, reiškia, labai spalvinga, labai įdomi aktorė, bet labai mėgdavo deklaratyviai sakyti tekstus, bet ir iš karto, reiškia, kaip tik aš pasižiūrėdavau, sakiau, gerai, viskas pradėsiu kitaip. Reiškia, pradėdavau kalbėti kino kalba, kaip sakant, su šnibždėjimais, pasikartojimais, pauzėm. Tai va, reiškia, tokiu būdu, kai aš apsidėjau tokiom pagalbėm aplinkui, reiškia, dėl ko aš noriu Survilaitės romaną ekranizuoti, man, reiškia, nebekilo jokių problemų ir aš su įdomumu, su labai dideliu entuziazmu pasikvietęs visą eilę savo kolegų, ėmiausi šito darbo. Ir aišku, dar vienas labai toks man buvo svarbus. Aš tada pirmą kartą pasikviečiau vienam iš pagrindinių vaidmenų Juozą Budraitį, su kuriuo mes buvom pažįstami, bet aš niekada nekviečiau Žalakevičiaus aktorių, kadangi tai yra jau tokia, kaip sakant, karališkoji gvardija aktorystės, reiškia, kaip sakant, turėjau aš savo komandą su Katkevičiu, Smoriginą, visai ir kitų aktorių. Paukštė buvo mano, jau nuo pat pirmų filmų buvo mano tos komandos narys. Ir čia aš susidūriau su Budraičiu ir tai tapo tokiu ilgalaikė mūsų draugystė, 5. filmas jau dabar su juo planuojamas. Ir, reiškia, tai buvo didžiulė laimė ir, aišku, viena iš tokių naujų mano pažinčių, tai buvo Viktorija Kodytė, kurią aš svajojau filmuoti. Ir mano džiaugsmui, jinai puikiai kalbėjo itališkai. Ir aš ją padariau, reiškia, reiškia, tokios emigrantės su itališka kalba, mokančia lietuviškai kalbėti. Žodžiu, ten daug labai įdomių dalykų atsirado ir tokiu būdu Janina Survilaitė pažiūrėjo filmą. Ir suprato, kad ten, kaip sakant, daug dalykų to, ko jinai neparašė. Bet... Paprašau, sakykite, Janinai Latinskaitei specialiai jau matėte ją kaip personažą? Aš kažkaip, kai mes vaikščiojom po tas pensionatus, reiškia, milijonierių, aš stebėjau Janiną Survilaitę, kuri daug metų dirbo šitose pensionatuose. Ir aš kažkaip įsivaizdavau, reiškia, kad matyt, tas vienas iš tų pagrindinių personažų, ta vyriausia, reiškia, slaugė, galėtų būti Lapinskaitė Janina. Taip ir atsitiko, reiškia, kad tai buvo. O čia mes sakom, kinas, bet aš prisimenu, kaip mes skaitėm tą romaną. Ten jis yra toks lengvas ir personažai, nereikėjo tai, kad tu gimdai, žinai, tik tai temą, ne. Visų personažų, kažkokias savybės, situacijas, dialogai, viskas buvo
knygos inspiruoti, arba jie labai arti, arba tiesiog inspiruoja tą situaciją. Nes visi, man atrodo, čia skaitė šitas knygas su tokiu malonumu, kaip kažkokiose situacijose žmogaus gyvenimo pabaiga, kažkoks tai etapas paskutinis. Ir su kokiu jumoru, su kokiu lengvumu. Ir manau, kad tai, kas yra kine, filme, iš tikrųjų, tai atėjo iš Survilaitės situacijų. Ji taip padavė savo personažus, ji taip pateikė, kurie gali šmaikštauti. Tai pirmiausia, tai yra nuoširdžiausias ačiū Janinai, kad jinai moka šypsotis, nors kartais širdis verkia, jinai moka, bet kaip šiandien klausausi poeziją ir galvoju, jinai moka nuraminti ir tu dieną kažkur tai galbūt čia lakstėjai, visokie darbai ir staiga sustoka akimirka žalinga, jinai moka ir tą, ir aš manau, beveik iš tikrųjų garantuoju, kad bent jau mes, nesvarbu, nebūtinai, kad tai filmo, bet tu lauki šito žmogaus. Kaip naujos knygos, naujojo susitikimo, taip kaip mes laukiam iš tikrųjų prieš kiekvienas šventes, Janina atsiunčia kokį nors 4 eilės. Ir tu supranti, kad į 4 eilutes jis sugeba sudėti tiek daug, kad tos 4 eilutės paskui lieka, kaip ir to Advento vakarai. Teisingai Janina sako, praktiškai jinai, aš suprantu, jinai techniškai, kaip ta knyga buvo, kaip jinai atsirado, sakykime, Dailėsis Viloje. Jinai tiesiog per tos visus situacijose, tuose bendravime su šitais savo ligoniukais ar savo globotiniais, jinai girdėdavo jų kažkokius įsireiškimus, jų kažkokius pasakojimus, viską fiksuodavo savo kažkokiuose užrašuose ir tos situacijos, kaip sakant, aišku, tapo, jeigu jų nebūtų buvę, labai būtų sunku, reiškia kažką, tai jos davė pagrindą toks, netgi Sruogos Dievo miško versija kažkokia, tik tai ne įkalinti, o įkalinti senatvės tie žmonės. Tai vat, reiškia, aš galvoju, kad be abejo, reiškia, Nina Survilaitė tapo mūsų tokia, kaip sakant, viena iš autorių, su kuria visada smagu pasisveikinti. Galiu pasakyti, kad tokių autorių nemažai. Šiaip kino žmogus ir literatas, rašytojas yra 2 skirtingos nesusiliejantis indai. Praktiškai tai yra, kaip sako, pasaulinio garso ten, reiškia, vienas ir kitas autorius, jeigu prisiliečia prie manęs kino žmogus, mano knyga patiria tokią, reiškia, agoniją, reiškia, kokia mirtis yra ten, nemirtis, Eutanazija? Bet kokiu atveju tai yra labai konfliktiškos dvi figūros, reiškia, rašytojai niekad nepatinka. Filmas pagal jo, ten Hemingvėjus, tai iš viso, reiškia, ten sakydavo, kad po Senis ir jūra po 10 minučių išėjo iš filmo. Tai va, iš mano tokių patirčių, šalia Janinos, kuri, reiškia, labai šiltai priėmė, nors sakau, ne viskas, ką jinai, reiškia, įsivaizdavo, bus ten įdėta, ne viskas buvo sudėta, daugelis dalykų tapo jau mano tokiu asmeninė kūrybinė transformacija. Bet šalia Janinos dar 2 autoriai, kurie man prisimenami, reiškia, tai Leonardas Gutauskas, pagal kurio knygą Vilko dantų karoliai aš padariau filmą, kai žurnalistai jo paklausė prieš filmą, sako, girdėjom, nori ekranizuoti jūsų autobiografinį romaną. Kaip jūs galvojat, kas čia bus per filmas? Sako Gutauskas, tai žino tik Dievas ir Puipa. O ką? Tavo laikas. O antras žmogus tai buvo Jurga Ivanauskaitė, kuri pasakė po reiškia, Ragana ir lietus ekranizacijos Nuodėmės užkalbint, sako, kaip gerai, kad vis dėlto
šitas filmas netapo mano knygos klonu, tapo kažko visiškai kitų, išskirtinių, tokių, reiškia, reiškinių, galbūt pavadinkime, ar kūrinių. Tai va, su rašytojais bendravimas nėra lengvas, bet šiuo atveju aš stoju čia, nes su Janina Survilaitė mes iki šiol palaikom santykius. Noriu paklausti, gerbiamas režisierius, kada jūs pats parašysite romaną, kurį pats ir ekranizuojate? Tokio klausimo dar nesu girdėjęs. Esmė tame, kad aš esu ne rašytojas, bet aš esu labai geras imitatorius. Aš galiu bet kokio rašytojo stilių, kaip sakant, įlindęs į jo romaną, kaip yra tos, reiškia, piktžolės, ne piktžolės, tie tokie, kurie apsisuka, reiškia, lianos visokios, reiškia, ir syvais, tais minta, reiškia, atogražų miškuose, visokie parazitiniai augalai. Ne, ten augalas. Ir vienu žodžiu, viską, ką galiu iš ten paimu, ir dar, kaip sakant, sukramtau ir paverčiu savo, reiškia, kažkokią tokią autorystę. Tai, reiškia, šitie dalykai yra kine tokie, jie labai daug esu skaitęs įvairių autorių apie tai, reiškia, kaip bendrauti reikia su literatūra. Man labai patiko Stanley Kubricko, kuris pastatė Kingo Švytėjimą. Jis sako, svarbiausia pradžioj perlaužti knygos kodą. Kai perlauži kodą, paskui sako, kaip Lego dėlionė. Tu susidėlioji savo versiją ir jinai, lyg tai tu pradedi tikėti, kad tai yra tavo versija, o tas rašytojas tik tai ten kažkur stovi kitoj pusėje upės, reiškia, ir stebi, ką tu darai. Tai tokia mano, reiškia, kaip sakant, bendravimas su literatūra. Bijau, kad pats vienas gal neparašyčiau to. Arba, reiškia, yra visai, yra filmų dabar, yra iš viso galimybė netgi telefonų knygą ekranizuoti. Bet esmė tame, kad, reiškia, yra dabar visa, bet aš tame nenorėčiau dalyvauti, yra visai besiužetiniai filmai, kuriuose nėra siužetų, yra kažkokios nuotaikos, yra kažkokios tokios simboliai, ženklai. Bus dirbtinis intelektas. O šiaip, va, jeigu sulauksiu dirbtinio intelekto, reiškia, kai man paskambins dirbtinis intelektas ir pasakai, klausyk, galbūt turiu tos scenarijus. Aš tada apsidžiaugsiu. Ačiū labai. Dabar mano klausimas. Mano klausimas yra toks, jums visiems. Prašau, pakelkit rankas, kas matėte filmą Edeno sodas. Bet yra dar kažkas, kas nematė. Aš manau, neatsisakykime tos pagundos, dar kartelį pasižiūrėti pradžią to filmo. Malonu, kad pasirinkote mus. Jūs turėsite puikų prisiminimą apie savo vyrą. Čia mano vyro Belenai. Sakykite, kada jis mirė? Prieš 6 mėnesius. Puiku. Parodykit, prašau, mirties liudijimą. Gerai. Sakykite, tai buvo galimybė valia. Ne, mes apie tai niekada nesikalbėjome. Mano vyras mirė labai netikėtai. Mano užuojauta, ponia. Ponia Linda, mano pareiga priminti, kad slaugytojos profesija pareikalaus iš jūsų
iš mūsų personalo. Panelė Simona, supažindinkite Lindą su mūsų pensionatu. Daktarė, kodėl jūs nevalgote? Nepatinka. Mano peilis nukrito po stolu. Galiu paprašyti, atneškite. Ir čia norėjai nusižudyti? Aš norėčiau pasikalbėti šitą temą. Profesoriau, mes tik 2 išsigandę suokalbininkai viename kambaryje. Man reikia laiko. Aš negaliu dirbti, kai yra savižudybės grėsmė. Aš noriu, kad jūs pasižadėtumėte pastarosius 3 mėnesius nesikesinti savo gyvybę. Ne, negaliu pažadėti. Daug ko nenuspėjau. Nėra transporto virš Dangoraižių. Eutanazijos. Metro geras, kad daugiau aukščiau. Ir savivaldybės. Ir milijonierių dar kiek daug nesėdi pensionatuose. Sakyta jo. Bet jau visiškai netoli. Jo, ir tokių pensionatų, manau, jau kūrėsi ir labai panašių. Ir šiaip jau tas paskutinis dialogas Danielytė Kudraičio skambėjo labai filosofiškai, ypač tokį adventinį vakarą. Ir man norėtųsi pareikėti vis dėlto tame susikaupimo laike jums visiems labai šviesių minčių. Ir jeigu jūsų susikaupimas yra tyla, tegul toje tyloje nuskamba pačios gražiausios melodijos. Jeigu jūsų susikaupimas yra vienatvė, tegul ta vienatvė jūs augina. Jeigu jūsų susikaupimas yra meilė, tai tegul jinai būna tikra. Ir visai jau pabaigai, gal dar turite jėgų pabūti su mumis. Survilaitė ne visa būtų, jeigu mes dar nepakalbėtume apie jos paramą Lietuvos knygnešių bendruomeniai, bendrijai, jos mecenavimą. Ir labai noriu, kad gerbiama Irena Kubilienė dar pasakytų mums labai svarbių dalykų apie būtent Janinos nuopelnus Lietuvos kultūrai. Pasakysiu, jums ir pasakysiu. Gal mikrofoną reikia? Ne, aš labai garsiai moku kalbėti, aš jį buvau visą gyvenimą. Tai kad suprasite geriau bendrai. Žinokit, va čia įėjau ir iš karto mano širdyje suskambo 2012 metai. Survilaitė stovi čia, šitoj vietoj, su tokia be galo gražia sukutais skara. Užsisiautusi tą skarą ir ji kalbasi su mumis čia būdama. Sienos papuoštos Juozo Barišaičio ir Rimanto Dikavičiaus paminklai Lietuvos knygnešiam ir dar aktoriam. Paveikslai, plakatai, pilnos šitos lentynos, pilnos sienos buvo vien šitų dalykų. Tada buvo tas laikas, 2012 metai, kai kažkodėl tai buvo Trūkano filmas apie knygnešius pasirodęs. Buvo daugiau tokių gražių dalykų. Ir mums labai rūpėjo susirinkti čia. Rašytojų sąjunga buvo labai, tokia vieta, kur labai norėdavo ateiti ir pasakyti tai, ką gali. Premija tą dieną nebuvo teikiama, kada čia viskas vyko, bet šiaip tai Janina Survilaitė viena iš mūsų geriausių mecenačių. Ir per mūsų bendravimo laiką, kuris tęsiasi daugiau kaip 20 metų, ji yra daugiau kaip 20 mokytojų, bibliotekininkų, kūrėjų apdovanojusi savo senelio vardinėmis premijomis.
knygnešio Martyno Survilos vardo premijomis. Na, o mums, kaip knygnešio draugijai tokiai, tai ką reikėjo padaryti? Sukurti diplomus. Vėlgi mūdu su Valiušaičiu kurdavom tuos diplomus. Vienas tekstą, kitas vaizdą gražų. Ką davė tie visi, nedidelės tai sumos, kai pagalvojai, tai kas šita šimtinė. Bet dėmesys žmogui, kūrėjui, kuris renka knygas, kuris puoselėja tą mūsų senąją knygą, draustą knygą, kuriai svarbu išlikti ir mus toliau nešti per istorijos tėkmę. Tai buvo labai svarbu. Ir daugiausiai tai būdavo žmonės, kurie mokyklose mokytojai, ne tik tai minėdavo knygnešio dieną, pasakodavo apie Bielinį, apie visus kitus knygnešius. Tai buvo ne tik tai tie žmonės, kurie statydavo filmus, sakykime. Puikiausia galerija, visa žmonių susirinkusių, labai daug jų yra. Aš norėjau juos visus vardinti, bet matau, kad jau nebeišeina šitai padaryti. Per mažai mums laiko yra. Bet dabar, man atrodo, kad atėjo tas laikas, kada tų mecenatų netiek daug. Taigi, ponios Nijolės Petrošienės leidykla Andrena, gražiai išleisdama šitas knygas, kartu siunčia ir žinią apie mecenavimą. Ir tas turbūt labai yra gerai. Norėjau atsinešti vėliavą čia, bet ji yra daugiau kaip va tokio. Tai būtų reikėję ją iškėlus laikyti, nes stovas jau ta vėliava mano name prisiekta amžiams. Aš jau jos nebenoriu niekam ir atiduoti. O tokia 2 metrų ilgio, tai nelabai išlaikysi pakėlęs. Bet įsivaizduokime, kad knygnešio draugijos vėliava irgi yra graži ir Survilaitė Edina labai gerbė tą vėliavą. Norėdavo, kad visuose jos renginiuose būtų. Bet atleiskite, aš jau sena. Jau man nelengva tai padaryti. Paskutinis ne visai paskutinis, prieš paskutinis laureatas, kurį pagerbė Janina Survilaitė, buvo istorikas Brazauskas. Aš pamiršau jo vardą dabar. Juozas Brazauskas. Labai gražiai mes jį pasikvietėme į Vytauto didžiojo gimnaziją. Buvo kaip tik tai gegužės mėnuo ir mes įteikėme tą premiją jam. Aš anądien paskambinau, sakau, gal imsit ir atvažiuosit, sako, kaip norėčiau. Taip, kad džiaugiuosi, kad ir jis čia su mumis dabar yra. Labai džiaugiuosi dėl paskutinių 2 apdovanotojų. Tai buvo mokytoja Sutkaitienė iš Lazdijų rajono, pati anglistė, kaip ir aš. Sutkuvienė. Ji rengia puikiausius renginius būtent knygnešiam atminti. Gal jie daugiau ten daro, kitus dalykus aš nežinau, bet dabar dar. Kita premija, dar paskutinė jau, dar paskutinesnė, tai buvo suteikta Būdviečio memorialiniam knygnešio Kaluškevičiaus atminimo kambariui su padirbta sermėga, pasiūta. Sermėga su 3 pamušalais. Tie pamušalai prikimšti draudžiamų knygų. Vaikai, kurie ateina edukacijom, pastaruoju laiku buvo 200 motociklininkų, kurie užpuolė tą muziejų ir visiems reikėjo įkišti rankas į tą sermėgą. Aš labai džiaugiuosi, kad tą sermėgą savo amžinatilsį vyro paltą nuo Tverečiaus padovanojo man mano 3 amžiaus universiteto darbuotoja. Ne darbuotoja, klausytoja, Bronelė Nainienė. Ir vat šitą sermėgą per visą vasarą siuvau kartu su talkininkais, kol prikaišėjom knygų. Atšvietėme knygnešių knygeles, tas visas gražiai sudėjome į slaptas kišenes, o originalus įdėjome į kišenes, kurios yra, va čia maždaug šitoje vietoje.
Ir ten sagos tik tai gali nurodyti kelią, kaip seksis sagas iš lauko diržo. Tai tada iš tos kišenės galės jas ištraukti ir rasti. Bet originalus, kurie tenais paslėpti, galima čiupinėti tik tai baltom pirštinaitėm. Tai yra mūsų sąžinės reikalas, mūsų tausojimo. Aš tą išmokau iš mūsų nacionalinio muziejaus. Teko man ten vesti edukacijas ir pagalvoju, kaip gerai, kad pirštinėlės yra baltos. Tai kad ir mūsų knygą, tą draustą knygą, neštą knygą, reikia baltom pirštinėm imti. Labai džiaugiuosi, norėjau labai daug ko atnešti, bet man niekaip jau ir nepavyko ir pagalvojau, kad čia bus daug kalbėtojų. Bet aš tiesiog norėčiau čia visų esančių knygnešių ainių vardu. Nagi, aš dabar įteiksiu diplomą, nes kiekvienas Survilaitės premijos laureatas gaudavo diplomą. Ten būdavo surašyta už ką ir ta premija, kurią jį perduodavo per savo vaikus, kartais visai čia būdavo visokių atvejų. Tai šį diplomą, kartu su popieriu atiduosiu, aš labai norėčiau įteikti Andrenos leidyklai, kad ji visas beveik knygas ir dar būsimas knygas ir apie knygnešius tame tarpe, nes šalia mūsų sėdi autorė, kuri greitai išleis irgi knygą apie knygnešius mokyklai. Tai ponia Virginija Genienė. Ji rašo apie moteris knygnešes, moteris daugiau. Taip kad mūsų statusas papauks. Tai priimkite, prašau, ponia. Čia yra avansų ir šiek tiek poblažo, bet dar leisime knygas, ar ne, Virginija? Tai va, kai bus knyga apie knygnešius, aš manau, kad aš būsiu jau verta šito diplomo. Ačiū labai. Bet dar ne viskas. Žinokit, kad šitos dvi knygos yra profesoriaus Merkio istoriko dėka išėjusios. Parėmė knygnešio draugiją, kiek galėjo, jis yra užrašyti mecenatai. Tai Rusasko to dvitomio, garsiojo dvitomio fotokopijos, kurios išėjo. Tai buvo labai retas leidinys ir mes labai džiaugiamės, kad mes turime tęsinį, eina. O dabar knygų be galo jau daug yra išleista. Ir tai yra žmonės, kurie gavo Survilaitės premijos, tai Kaluškevičius. Tai pirmoji Survilaitės kolegija, net mokytoja, tai buvo žmonės, kurie dirbo, rinko medžiagą apie knygnešius ir leido 100 knygnešių senelė Kaune. Visos tos pavardės, jos mokytojas, Keliūnienė, rodos, pamiršau. Pasižiūrėsiu, aš tai pasakysiu. Tai kad būtų jums tęsinys ir jūsų knygynas pasipuoštų leidiniais apie knygnešius, dar radau 2 tomus. Ačiū labai. Aš manau, kad tikrai mes jau labai daug... Dar sekundę po ponios kalbos norėjau pasakyti dar irgi apie Survilaitę kaip mecenatą. Jinai mūsų reiškia, toj visoj bendravimo laikotarpiu, jie turėjo priklausyti, kaip sakant, autorinės teisės honoraras. Turėjom išpirkti autorinės teisės. Atsisakė pinigų, pasakė, tai buvo ne į bendrą biudžetą filmą. Tai buvo pirmas man atvejis, kad rašytojas atsisakytų honoraro. Gutauskas už mūsų honorarą pasistatė dirbtuvės kažkokį, reiškia, priestatą. Tai, reiškia, pinigai nėra maži mūsų supratimu. Tai vat, Janina šito atsisakė. Tai čia yra, gražu labai. Šitą knygą taip pat Janina
išleido už savo pinigus mūsų leidykloje. Tai jau turbūt labai daug laiko, net nežinau, kad už laikrodžio, bet paskutinis eilėraštis, kuriuo norėtume pabaigti šį vakarą. Gražina, prašom. Gros birželyje po liepomis žiogai, vis melodiją anų laikų tą pačią. Saugos ją dvainio ąžuolų stogai. Grįšime visi į savo laiko pradžią. Negyvensime juk 150 metų. Bet vardai senieji bus neužmiršti. Ateitis mums pavydės kaip reta prie tautos istorijos stovėjusiems arti. Mielieji, pasistengkite, labai pasistengkite būti laimingais. Ačiū už kantrybę, ačiū mėgėms skaitytojams, taip įdomiai papasakoti apie bendravimą su Janina Turbilaite. Aš manau, kad šį vakarą mes žinojame apie tą moterį dar daugiau, dar įdomesnių dalykų ir geriau pažintume savo rašytojus, o pažindami savo rašytojus pažinsime geriau į save. Ačiū jums visiems už šitą vakarą.